Tačiau, kaip sakiau, kaip šparagalkė, miomos moterim. Cistos jos lengviau susitvarko. Miomos tai yra jau raumeninis iš raumens darinys, jos sudėtingiau. Ir koks dažniausiai būna verdiktas gydytojų? Pradžiui būna išpjauna, ne? Bet kiek žinau, viena antra operacija, nebepjauna iškart gimdai malauk. Nežinau, visai nebės girdėjęs, kaip esu visom šitai. Aš žinau, kad profilaktiškai net išsiima gimdas. Jo, čia žinokit, ne juokas. Bet yra pagalba ir mes per tą 15 metų iš tikrųjų turim labai daug istorijų, kada moteris susitvarko ir išsaugo savo gimdą. Nes išoperavus, išėmus, senatvė pareina žvėriškų greičių. Aišku, galima maistinių medžiagų pagalba, paimti, pristabdyti, padėti organizmui, bet jau pašalintas vienas, sakykime, jaunatviškumo, moteriškumo ir hormoninės sistemos organas. Tai galima paprastai susitvarkyti, mes, aš tik trumpai turėjom vieną medikę, kuri po tokio renginio supykus sako, aš jums įrodysiu, kad čia neveikia, nes medicinui šiek tiek kitaip moko. Suveikė, susitvarkė, jinai turėjo operaciją, vieną ar dvi jau buvo turėjus operacijas ir vėl ataugo ir liepė vėl operuoti, sako, aš žinojau kaip medikė, kur tai veda. Sekantis bus pašalinimas viso organo. Ir tikrai galima susitvarkyti ir turim pagalbą, o mokslininkai yra išgryninę tas veikliasias maistinės medžiagas. Apie menopauzę daug nekomentuosiu, bet supratimui, kiek su amžiumi vis daugiau reikia maistinių medžiagų. Ir kad rūpintis profilaktiškai, kad neištuštėtų, neišsektų mūsų organizmas. Nes lėtėja medžiagų apykaita, įsisavinimas, virškinimas jau yra kitoks ir tų maistinių medžiagų vis reikia papildomai daugiau. Čia yra kalbama apie papildymą daugiau, bet jau vien aš kaip sakiau, moteris, E vitaminas, kruciferus, D vitaminas, nes D vitaminas yra hormonas. D vitaminas visiškai natūralus, D2, D3 formos. Biologiškai suderinta su ląstele, greito įsisavinimo, tai yra kaip pagalba didžiulio mūsų hormoniniai sistemai, kad neatsirastų tos pačios cistos, miomos ir kitos problemos neišsivystytų. Pavyzdžiui, D vitamino ilgalaikis trūkumas moterim, čia kalba mokslas, tiesus kelias į krūties onkologiją. Tai turim save stebėti, sekti ir daryti tyrimus. Apie refliuksą vėlgi turim labai daug istorijų, bet jeigu pasižiūrėsim, tai yra pagrindiniai produktai. Alijošiaus gėrimas, kalcis, magnis, paimti, kramtyti, bet pasižiūrėjus vėl, ką kalba mokslas, tai yra paprasta sutvarkyti, bet turim žiūrėti ir mitybą. Ir žiūrėkit, ką kalba mokslas. Kai kurios maistinės medžiagos, kaip kelios amino rūgštys, vitaminai B grupės yra tokie pat veiksmingi kaip gydymas vaistais, mažina simptomus. Ar skaitėt omeprazolio šalutinius poveikius? Tai yra baisu, neskaitant visos virškinimo sistemos, odos vyram, tai yra vyriškumo nugenėjimas visiškai. Tai jeigu galim maistinėm medžiagom išspręsti tą problemą ir pastiprinant visumą organizmą, nes organizmas yra visuma. Ir tos maistinės medžiagos padeda visam organizmui. Einam apie cholesterolį. Čia jau iš skirtingų literatūrų, iš mokslinių šaltinių matysit, kas yra reikalinga dėl apie tą patį kofermentą Q10, nes žinom, kad nuo 50 metų daugiau negu 50% jau nebesigamina organizme, o jeigu ten kraujagyslės jau užsikimšusios, jeigu vartojam statinus, visiškai nebesigamina. Todėl nyksta raumenys, širdies raumuo, širdies nepakankamumas, kistas ir panašiai. Magnis be galo yra reikalingas, magnis atpalaiduoja kraujagyslės, tiek cholesterolį, tiek kalbant apie kraujospūdį ir apie virškinimą. Jeigu kam kietėja viduriai, tai magnis atpalaiduoja visus, tik atitinkama dozė. B grupės vitaminai, pasižiūrėkit, jie gelbėja ir prie MTL, ir prie homocisteino, tai yra didžiulė pagalba. E vitaminas. Ir E vitaminas jis yra kaip skystinantis. Ir vaistininkė, kiek sakė kartų, 6 kartus, man atrodo, E stipresnis už aspiriną. Bet aspirinas žaloja kraujagyslės,
O E vitaminas jie stiprina, mažina uždegimą, daro elastingas, plus gerina kraujotaką, apsaugo nuo infarkto, padeda pernešti deguonį į smegenis, mūsų odai yra labai labai gerai ir dar galim kalbėti daug ir daug. Dar toliau omega-3 riebiosios rūgštys. Tai yra pagrindų pagrindas, tiek uždegimą mažinti, tiek kad nesioksiduotų tos riebalinės plokštelės, kad nekiptų, kad galėtų atkipti jau tos prikibusios kartu su C vitaminu, flavonoidais, resveratroliu. Kurkuminas tai yra botanical balansas. Pasižiūrėkit, kam aktualu, aš mačiau, nusifotografavot ir tai yra svarbiausios medžiagos, kurios gali padėti saugiai, nepadarant žmogaus neįgaliu. Nes buvom konferencijų, kas buvom girdėjo mane, ką kalba medikai apie statinus. Aukštas kraujospūdis, išrinkau vėlgi esminės, kas yra rekomenduojama šitoj skaidrėj, tai yra jau be diskusijų, tas pats kalcis, magnis ir kalis, ir žiūrėkit, vaistai nuo kraujospūdžio išeikvoja kalį, prasideda problemos su širdim, kofermentos Q10 vėlgi, omega-3, česnakai, nes česnakas irgi skystina kraują, argininas, karnitinas, selenas, vėlgi selenas ir skydliaukėj ir kaip apsauga nuo onkologijos dėl vitaminas E. Ir kas yra labai svarbu, vitaminas E su bioflavonoidais ir pasižiūrėkit, koks kiekis C vitamino, apie natūralų C vitaminą. Vitaminas E su bioflavonoidais. Natūralus. Sintetinis jis yra tik tai askorbų rūgštis. Plus kraujospūdžiui mažinti labai gerai gelbėja flavonoidai. Ar čia man? Čia magnis. Ne flavonoidai. Nėra kas mažina kraujospūdžių. Žinau, šiandien vis be kraujospūdžių. Ir vėl pasižiūri mane vitaminai, mineralai, B kompleksas. Tokią savo uošvį turi ten patirčių. Žinokit, klausia žmonės, ar gali susitvarkyti vien su maistinėm medžiagom, ar gali nevartoti vaistų. Gali. Tūkstančiai istorijų, tūkstančiai patirčių ir visam pasaulyje, ir ne tik su kraujospūdžiu. Dar B6. Svarbu, kad atkreipti dėmesį. Vitaminas D yra hormonas. Jis yra gaminamas cholesterolio. Kada yra mažinamas cholesterolis vaistais, bus D vitamino trūkumas. D vitamino trūkumas, hormoninės sistemos disbalansas. Ilgalaikis D vitamino trūkumas, tiesus kelias į onkologiją. Įsivaizduojat, koksai užsisuka ratas. Bet niekas, ne vienas gydytojas išrašydamas vaistus apie tai nekalba. Toliau žiūrėkit, ką tyrimai parodė. Žemesnė D vitamino koncentracija neoptimali yra siejama su širdies ir ne tik širdies. Statinai, čia jeigu kas vartoja su viltimi, kad statinai išgelbės. Širdies ir kraujagyslių ligų, tai yra miokardo infarkto ir insulto atveju sumažino tik 1,4%. O realiai tai turėtų būti jų pagrindinis darbas. Bet jeigu mes paskaitysim vaistų anotaciją, jie greičiau sunaikins žmogų. Ne dėl, sakykime, ne dėl ligos žmogus atsisveikins. O kada yra aukštas kraujospūdis, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas inkstam. Tai yra mūsų tėvelio patirtis asmeninė, kada gydytojai daug metų išrašinėjo vaistus nuo kraujospūdžio, išrašinėjo vaistus nuo diabeto, bet niekada nestebėjo inkstų. Žinot, nuo ko mirė mūsų tėtis? Aš sakau mūsų, nes šį vakarą mes su sesė čia. Sunyko inkstai. Gavusi smegenų infarktas, nes nebebuvo visiškai inkstų. Nežinojau tokių diagnozų. Atsijungė visas organizmas. Tai vat, aukštas kraujospūdis,
sekam savo cukrų, jeigu jau kažkas serga diabetu, ypatingai jeigu tai yra pirmo tipo diabetas, kada jau kasa nebefunkcionuoja, antro tipo diabetą galima su mityba, su maistinėm medžiagom, tikrai be vaistų kontroliuoti, kada yra pirmo tipo diabetas, galima, sakykime, insulino kiekį mažesnį ir mažesnę tą žalą turėti. Apie diabetą, apie aušą gali pasidalinti? Jinai va pirmo tipo turi. Turiu dvi istorijas, tai mūsų viena konsultantė yra komandai 10 metų susirgo cukriniu diabetu ir visada buvo įstatyta pompa ir jinai leidžiasi. Jinai ir vaikučius pasigimdė, bet labai iš tikrųjų, ką ir sakai, iš tikrųjų insulinas sintetinis veikia labai kraujotaką, inkstus veikia, regėjimą, kur yra ir amputacija vėlesniam amžiui, vyresniam, nes užkemša kraujagyslės. Ir jei po tų 2 gimdymų labai didžiulis svoris atsirado, labai sunku iš tikrųjų sukontroliuoti. Tai šiandien dienai numetus iš tikrųjų nemažai svorio, būtent su Neolife kokteiliais, kurie yra kaip tik buvo kurti cukriniu diabetu sergantiems žmonėms tam, kad nuo ryto sureguliuoti cukraus kiekį, kad insulinas nešokinėtų. Ir šiandien dienai jinai to insulino leidžiasi žymiai mažesnė dozė. Jinai šiandien dienai yra pasidėjusi akinius, nes visada nešioja irgi nuo mokyklos laikų akinukus, šiandien dienai jinai šito nebeturi. Bet kiekvieną dieną sąmoningai, kaip sakau, tom ne visai rekomenduojamam dozėm, jinai vartoja Formulę 4+, visada kokteiliai jos racione, dėl to, kad nuo ryto, sako, tas cukrus mažiau, kad šokinėtų ir tai visus produktus vartoja ir yra superiniai rezultatai. Ir vėlgi tas cukrinio diabeto ar ne susirgimas vėlgi gali būti įtakota ir hormoninės sistemos, o kai būna brendimo laikotarpiu susirga D vitamino trūkumas, ypač per COVID, tai išaugė vienos moters mergaitei, dukrai cukrinį diabetą, pirmo tipo, nes pasakė, pritrūko D vitamino. Ir taip pat vienos mano irgi studijų laikų kursiokės mergaitė 3 metų susirgo pirmo tipo. Išsiaiškino, niekas paveldimumo nieko neturėjo. Maistinių medžiagų trūkumas iššaukė irgi D vitamino. Žiūrėkit, niekur mums nesako, nepasidarykit D vitaminą. Ai, dabar numoja ranką. Tiesiog pati brangiai kainuoja, o ką daryti visiems trūksta. Tai o kokią alternatyvą ar ne, nieks ir nekalba. Tai šiandien dienai, kursiokės ta mergytė, jinai yra 16 metų, vartoja irgi visus produktus, tiesiog profilaktiniam dozėm tam, kad užbėgti iš tikrųjų ir hormoninė sistemai, nes brendimo laikotarpis buvo, tai sako, lyg tai biški norėjo ir hormonai pasivaikščioti, kaip sakau, tai visus produktus vartoja tam, kad prevencijai užkirsti kitų, tą žalą, ką susileidžia iš tikrųjų tą sintetinį insuliną. Tai superiniai yra iš tikrųjų tie rezultatai, nes ir tiesiog ir internete mūsų konsultatė, tikrai, kad žinot, galit paskaityti jos istoriją, tai produktus vartoja sąžininkai, tai vat už turi ir labai nesenai iš tikrųjų vartoja šitos produktus gal kokie 3 ar 4 metai ir va tokie rezultatai. Tada gali akinius pasidėti būtent jau kada yra tikrai pažeidžiamas kraujagyslės. Viso organizmo ta visuma yra gelbėjama. Apie akinius prisiminiau, kaip tvarkosi nevaisingumą. Su nevaisingumu irgi turim daugybę patirčių, kaip tvarkys hormoninė sistema, jeigu tai moters problema, jeigu vyro kartu abu tvarkosi, pasidėjo akinius, pasitraukė endometriozę, kur sakė, jau nebus taip paprastai. Organizmas yra visuma, maistinės medžiagos padeda visur. Dabar noriu kelis akcentus, kad pasižiūrėti, kada darom tyrimus, kas yra reikalinga. Aš 9 metus gyvenau be diagnozės. Su krūvom vaistų ir tie visi vaistai buvo širdžiai. Gerai, sujungsiu visą. Jeigu fotografuojatės. Nes mano skydliaukė labai veikia širdį, bet man padarydavo šitos 3. Šiandien praktinių tokių tyrimų nedėjau, tik tai tam supratimui daugiau norėjau, kad pasikalbėtume, išgirstume. Pradžioj šie tyrimai, jie yra geri, kol problema visai neįsigilėja. Jeigu jaučiat silpnumą, nuovargį, slenka plaukai, būna širdies ritmo sutrikimas, nuovargis, jeigu svorio augimas, ypatingai, nes hipertirozė būna rečiau, hipotirozė būna dažniau, tada ir svoris auga.
Būtinai pasidaryti minimum šitos 4 ir dar raudonai pažymėjau D ir feritiną. Jie taip pat yra labai svarbus, ten kiti yra rekomenduojami, sakykime, tas pats echoskopas, nebent yra mazgelių kažkokių. Čia jau atskira tema. Bet minimum šitie 4, kad pamatyti, nes dažniausiai būna prasidėję būtent autoimuniniai pokyčiai, būna ta pradžia, bet čia dar nėra labai stipriai pažeista. Ir gydytojai pasidaro šitos, labai dažnai tik tą THT padaro, oi, tau viskas gerai, tvarkyk su galva. Aš kelis metus vartojau antidepresantus vien dėl to, kad nebuvo diagnozės, vien dėl to, kad tikriausiai atsibodau gydytojom, prirašė antidepresantų, nesinervuoju, geriau miegosi. Jo, bet tu geriau miegi, bet tampi robotu. Tai va, tik tai tie 4 minimum, kas liečia skydliaukę, plus vitaminas D ir feritinas. Tai va, būtiniausiai. Jeigu kalbant apie cholesterolį, būtinai darom visą pilną lipidogramą. Ne tik tai bendrą cholesterolį, jisai visiškai nieko nepasako. Ir dabar vėl užbėgant už akių vyksta programa, kada ateina jau amžius, va, sesė irgi sulaukė skambučio, atėjo amžius, ateikite išsirašyti statinų. Kam? Amžius. Todėl medikai, ką jie dalinasi, kas vyksta, yra tokia programa. Pasodinti žmonės ant statinų. Nyksta raumenys, nyksta širdis, atsiranda naujų problemų, tampa lojalūs farmacijos klientai. Tokia programa. Tai va, atėjo amžius, geriam statinus, reikia, nereikia. Mūsų mamytė, jinai yra po didelės avarijos, po 2 onkologijos, po didelių iš tikrųjų problemų šiandien dienai, nei 15 metų vartoja maistinės medžiagas, jinai nevartoja ne vieno vaisto. Gydytojai žiūri tyrimus, D vitaminų, tai buvo trūkumas šiek tiek. Žiūri tyrimus, jie negali patikėti. Va, ką reiškia profilaktika šitiek metų, nors mes jie stiprinom po onkologijos tų procedūrų. Jeigu kalbant dar be cholesterolio, kas yra svarbu, aš šiek tiek pacituosiu, kodėl tai yra svarbu. Šitas MTL tų dalelių dydžio gal ne tiek jis yra svarbus, bet vėlgi, kaip sako, MTL blogasis cholesterolis. Nėra jisai blogas, kol nėra oksiduotas. Oksiduojas dėl ko? Nes pritrūksta antioksidantų mūsų mitybui. Kodėl mitybos piramidėje pačioj daržovės? Nes trūksta antioksidantų. Tai va paprastai. Nes yra va geros blogos, galima irgi tą paimti, išsitirti. Toliau CRB, jisai uždegiminis rodiklis yra, jisai ne tik bendrai organizmo uždegimą parodo, bet jis yra susijęs ir su širdies kraujagyslių sveikata. Bet gali ir su infekcijom būti susiję, bet galima sekti, pasižiūrėti, einant toliau kitus tyrimus. Jeigu žiūrėti fibrinogeną, baltymas, kuris lemia tą trombocitų sukibimą, kraujo klampumą. Aš sakau, kurie yra įvertinti širdies kraujagyslių ligų rizikai, tyrimai. Serumo feritino, tas atsargas, jeigu jų trūksta, gresia anemija. Jeigu per daug, geležis linkusi oksiduoti. Čia yra problema pasidaryti, jeigu geležies yra jau per daug. Jau tada yra problema. Sekantis, jau šitą pabraukiau, tai yra LPA, yra cholesterolį pernešanti molekulė. Ką ji daro, kad neskaityti, sakykime, kas čia yra prirašyta, jinai gydo pažeistą kraujagyslę. Kas žeidžia kraujagyslę? Tas pats cukrus, va tie visi greiti angliavandeniai, jo, vyksta uždegiminiai procesai, iš to pačio stresas, trūkumas, sakykime, prieš uždegiminių tų pačių omega-3 riebiųjų rūgščių, daug kas gali pažeisti, o ta molekulė, jinai bėga iš karto užgydyti. Ir jeigu yra didelės pažaidos, nu tai jinai ten gydo, krauna ir užkemša kraujagyslę.
Ir čia vat ir rašo, problema prasideda tada, kuomet pažeidžiamos arterijos ir kuo didesnė pažaida, tuo daugiau sunaudojama tos LPA, kurios kaupiasi ties pažeista vieta. Ir LPA yra vienas iš grėsmingiausių širdies ligos rizikos veiksnių ir sunkiausiai gydomas. Turime pasirūpinti, kad mūsų ota kraujagyslių sienelių nepultų uždegimas, turi būti pakankamai prieš uždegimį. LPA koncentracija gali įspėti apie grėsiančią širdies ligos riziką, o nustatytas aukštas lygis turėtų mus pabudinti, kad pasistengtume dėl savo sveikatos. Ką kalba mokslas? LPA sumažinimui rekomenduojama 1-2 gramai omega-3 riebiųjų rūgščių, B3 vitamino terapinės dozės nuo 500 iki 2000 mg. Niekas nekalba apie vaistus. Kitas labai svarbus rodiklis. Ir dabar gal jau šiek tiek pradeda gydytojai daryti realiai, kai mes pradėjom eiti prašyti daryti homocisteiną. Žiūrėdavau maždaug apie ką tu kalbi. Nedaro, turi prašyti ir jie dar ginčijas. Aš prieš kelis metus, kai nuėjau su mamytė ir paprašiau mamytė padaryti, mane iškvailino, įsivaizduokit. Kam tau jo reikia, tokius pinigus dabar mokėti, tai padarys cholesterolis. Sakau, palauk, tai yra mano pinigai, bet ir mano mamos sveikata. Vertėsi ilgiausiai per žurnalus, kol surado, koks yra kodas, kiek kainuoja ir panašiai, įsivaizduoja. Bet tai yra gyvybiškai svarbus, šalia bendro cholesterolio homocisteino turim būtinai pasidaryti. Jeigu nesigilinant, vėlgi tai irgi yra labai didelis širdies kraujagyslių ligų tas rizikos rodiklis. Būtina jį pasidaryti visiems, kas esam vyresni. O žinot, kodėl nerekomenduoja daryti? Nėra vaistų. Ar žinot, kada cholesterolis tapo blogis? Kai atsirado vaistas. Ir čia iš tikrųjų, vyra mūsų medikai, neleis man sumeluoti su didžiuliu stažu. Tai va, homocisteiną tvarko tik tai B grupės vitaminas ir kurkuminas. O B grupės valerinė ir kodėl grupės? Taip, visi vitaminai sintetiniai, kaip ir vaistininkė, kažkada kaip pasakojo. E-vitaminas sintetinis, kad ir sintetinis, jis nepadarys pradžioj žalos, bet paskui žiūrėkit, kodėl lieka daryti pertraukas, kodėl žmonės pasigavę, oi, va dabar čia pavartosiu, man reikės daryti pertrauką, Raselė, tu gerai pasakyk, ar maistui mes darom pertraukas? Nesuvalgau kažko, vadinasi papildau. Pertraukas daryti dėl sintetinių vitaminų, nes pavyzdžiui, po kelių mėnesių, po kažkur maždaug 3 mėnesių, E-vitaminas jisai ne tai, kad tau bus naudingas, jisai jau daro atvirkštinį poveikį. Tas pats ir su B grupė. Mūsų mamytė, po onkologijos mes kai pradėjom ją stiprinti, jinai vartojo ir B grupė, vartojo visas maistinės medžiagas. Tai va, gerai, dar vieną. Yra dar interleukinas 6. Toksai tyrimas, prieš porą metų aš kaip ir cholesterolį dariau renginį, žiūrėjau, yra laboratorijos, kur daro, 50 eurų kainuoja va šitas vienas tyrimas. Ir jis yra, jeigu kalbant apie uždegimą, geresnis rodiklis negu CRB, kas liečia širdies kraujagyslių ligų, visas rizikas. O apie kalcį, čia šitas tyrimas rodo, kaip sako, kalcis turi būti dantyse, kauluose, bet ne mūsų kraujagyslėse. Tai va vėl parodo, kad neužsikalcinuotų mūsų tos kraujagyslės. Ir apie kepenų tyrimus, savo patirtį, Raselė, prašau. Kodėl įdėjo Valerija šitas tyrimas, irgi būčiau nesusidūrusi, nebūčiau, sakyti, savo kailių tą patyrusi. Tai šiandien turbūt ir nekalbėtumėm. 4 Cezario metu įvyko pakitimai tokie, jie suleido man vaistus, jau 4 Cezaris jau žinai, kas vyksta. Ir nebūtų sukėlę abejonių, jeigu ne 3 operacija, kuri praėjo labai sklandžiai, aš 2 dieną išvažiavau namo. Tai va, kai vyksta operacija, kadangi pusinė nejautra, pajaučiu
jaučiu, kaip burna atsiranda vos ne kaip buteliuką būtų supylę vaistus. Sakau, kas čia įvyko, sakau. Nu, čia sako tokia reakcija jums į vaistus. Nu, maža ką, per 3 cezarius tokių pojūčių nebuvo. Na ir atvažiavau su geru kraujo spaudimu, 3 dienas pasiguldai į ligoninę, viską ištiria, viskas super, vienu žodžiu, ruoškitės operacijai, jau padaro paskui operaciją ir operacijos eigoj toks įdomus poveikis buvo ir užsibaigė visi, kaip sakau, susimuiname, žinai, į operacinę palatą, prijungė prie aparatų ir aparatai cypia. Aš dar atsisukau, o turbūt blondinė, sakau, čia aparatai sugedo, kad čia cypia, jie čia žiūri mane, galvoju, truputį narkozę savo daro. Ir žinokit, gydytoja prieina, sako, ar jums troškina? Nu, sakau, kaip ir troškina. Kaip tu jauties? Nu, kaip po operacijos, nu, kaip tu gali jaustis. Ir jie mane taip keletą valandų vis vandenį, vis kažkokias tabletės, kur su trečiu nėštumu visiškai nenešė jokių vaistų. O čia vis neša ir taip noriu jas paklausti, kas čia vyksta. Ir jau po to žiūriu prieina, jau skyriaus vedėjas sako, su kokiu kraujo spazmu jūs atvažiavo. Sakau, nu normaliu 125, 85, visada toks buvo. Sako, mes jums 170 negalim numušti. Nu, tada toks įdomiai, kas čia vyksta. Ir matomai, kaip sakau, mes, kadangi vartojam maistinės medžiagos, mūsų ląstelė labai puikiai ir pasisavina, žinokit, vaistus. Tai vat, jeigu kažkada gyvenime, kaip sakau, mes nieko negalime neišvengti kažko, tai žinokit, kad vaistai veikia dar labiau. Ir mane grąžino į palatą, aišku, vaistai suveikia, kraujo spaudimas nukrito ir viskas atrodo iš ryto gerai, bet pradėjo tiesiog labai badyti širdį. Aš išsikviečiu gydytojas, kas čia supuolė, visi atbėgo, sako, kas jums yra, sakau, kažkaip nenormaliai duria širdies plotą. Pamatuoja kraujo spaudimą, visiškai nukritęs. Nu, ant tiek žemas, kur aš tokio gyvenime nesu turėjusi, tai dar pajuokavo atėjusi seselė, kišusi galvą, sako, vyrui atneškite jai kavos, jinai išgers kavos ir pakils tas kraujo spaudimas. Taip ir buvo, atnešė kavos, išgeriau už tos kavos. Akis prašviesėjo, lyg tai kaip ir viskas gerai. Ir žinokit, kaip su tuo momentu atrodo gerai, išvažiavau namo antrą dieną ir tikrai pradėjau jausti namuose įdomius simptomus. Pradėjo kilti kraujo spaudimas, bet nesimatavau, nes nesupratau, kas vyksta. Galvos skausmas, atrodo kaista galva ir nesupranti, kas vyksta. Ir jau kada jau davė tokią mintį, kad čia su kraujo spaudimu kažkas gali būti negerai, tada paprašiau kaimynės, sakau, atnešk man kraujo aparatas, tada spaudimą pasimatuosiu. Nu, tai tokių skaičių nebuvau mačius, buvo 200 ant 100, aha, galvoju, kažkas ne taip. Tai tada jau pradėjau svarstyti iš seminarų, gal inkstus paveikia, nežinote, kateteriai, gali būti bakterija neįvesta, nes inkstai labai sąsajai turi su kraujo spaudimu. Ir toks ir vartoja produktus, bet to pačiu dar kažkaip viduje analizuoju, kas čia vyksta. Na ir po savaitės skambinu gydytojai, nes reikia po operacijos įsitraukti siūlus. Sakau, ar galiu atvažiuoti taip, bet sakau, toks mažas niuansas, sakau, kažkaip kraujo spaudimas pradėjo kilti nenormaliai. Atvažiuoju ir čia prie mamajam greitai padaro man, pamatuoja kraujo spaudimą, nes šis labai, sakau, nedidelis laikas po operacijos. Ir jos kai šoko visas 3, tau 170, sako, ir tu kaip jauties? Nu, normaliai jaučiuosi, sakau, buvo ir didesnis. Tai sako, ir sakau, aš dar pati atvairavau. Ir mano jau gydytoja laukia ir sako, čia tau kraujo spaudimą šitie primatavo, sakau, nu kaip matai. Ir padarė tyrimus, buvo kepenų visi šitie fermentai buvo pažįsti. Tai kas šiandien dienai, ką aš rekomenduoju, kodėl šitos tyrimus jūs tikrai galite paskaityti, rekomenduoti tiem žmonėm, kurie vartoja daug vaistų ilgą laiką, nes šitie tyrimai rodo apsinuodijusius kepenis. Gali būti vaistai, gali būti alkoholio ir ne žmonės, kurie dar vartoja, sakykime, ir žiūrėti, kad kodėl tas kraujo spaudimas kartais, ne kartais jis tai kyla. Ir dabar čia su viena irgi konsultantė, kažkada išsikalbėjom, vyras vartoja irgi maistinės medžiagos, ir tai tas kraujo spaudimas vis kažkaip šokinėja ir nesusitvarko. Ir kaip kodėl mes nesigriebti iš karto vaistų, nes mes turim, kaip sakau, mes galim ir tą terapinę dozę omega-3 rūgščių išgerti, ar ne, dėl to, kad išsikalbėjom, kad kada pradeda kilti kraujo spaudimas, kada yra daug maisto, ypač prieš šventės, visos, kaip sakau, mišrainės ir alkoholis, ar ne, sakykime, tai sako, tuo laikotarpiu, grinai kelių dienų laikotarpiu pradėjo kilti vyrui kraujo spaudimas. Sako, suvedžiau, kas čia yra. Tai va, iš tikrųjų, kad
tiesiog kepenys nebeperdirba, tiesiog nėra fermentų, kurie greitai išskaidytų. Tai šitos tyrimus aš visada sakau rekomenduoju ir jūs tikrai galite rekomenduoti žmonėms pasidaryti ir išsiaiškinti, gali būti viena iš priežasčių, kodėl kyla kraujo spaudimas. Tai po pusės metų, tai yra po metų pasidariau kraujo tyrimus, idealus atsistatė mano visi fermentai ir kraujo spaudimo neliko kaip atsirado, kaip ir dingo. Tai sakau, būtinai šitos tyrimus galim prijungti, kaip sakau, kaip profilaktiškai. Tai aš kaip sakau, kai darom technikinį metas ar ne vieną kitą kartą, tai įtraukti juos į sąrašą. Jo, tai kepenim karotenoidai pagrindas, botanika balansas, šitoksai minimumas sutikimo, betabardas, kad valytis, vėlgi tas visas toksai komplektukas. Aš dar apie sąnarius galvoju, bet galvoju jau paliksim kitam kartui. Tik tais Elvyra, jūs išvengėt menisko operacijos, kam aktualu apie sąnarius, ką jūs vartojate, aš pamenu, omega, buvo kalcis, buvo C vitaminas, buvo formulė, garliką, atsimenu, jūs kai vedėt paskaitą, jūs kalbėjote apie garliką, apie tas visas atplaišas, gliukozaminas, nėra gliukozamino, bet jūs kartu susitvarkėt astmą, cholesterolį ir kraujospūdį. Užgyventa. Ir menopauzės bėdas, o atidirbot medicinoje virš 40 metų ir užgyveno tokį turtą. O atėjot spręsti, kur maistas. Tai va, ačiū jums labai visiems šį vakar ir vėlgi nelaik mokslininkai, ne tik maistinės medžiagas. Bet apie kokteilius, funkcinį maistą Rasa paminėjo, apie diabetų sergančią draugę, organišką veido visą kosmetiką, namų priežiūrą, vėlgi tiesiogiai veikia mūsų sveikatą, tiesiogiai. Tai va, su kuo skalbiam rūbus, tos pačios alergijos, įvairiausi dermatitai, indų ploviklius, su kuo plaunam indus, ką mes valgom, vėlgi kaip savo pH, žaidžiam savo gleivinę, ne? Tai va, jie rūpinasi mumis visapusiškai. Tai va